Sveiki visi, Andriau, labas ir tau. Džiaugiuosi, kad prisijungiai, kad galėjai prisijungti. Mūsų tie Voxboxai gal dabar jau bus retesni, bet vis tiek tikiuosi, karts nuo karto susitiksim. Kągi mes čia veikiam abu Strasbūre, Europos parlamento plenariniai posėdžiai vyksta. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad Andrius Kubilius vis dar yra Europos parlamento narys. Ir jisai dirba kaip Europos parlamento narys čia, nors dabar labai stipriai sukasi kaip voverė. Aš sakyčiau, rate netgi, nes vis tau susitikimai po susitikimų su įvairiais parlamento nariais, ambasadoriais ir kuo tik tu čia nesusitinki. Ir vis bandai surasti tą tinklą žmonių, kurie būtų tavo pusėj. Ir be to visi tie sraigteliai sukasi taip intensyviai, ruošia strategijas dėl Europos gynybos ir saugumo reikalų. Tau reikia paruošti ne tik tai dokumentą ateičiai, bet taip pat ir pasiruošti klausimam, kurie dabar jau aišku prasidės lapkričio pradžioj Briuselyje, komitetuose ir visi paskelbti komisarai dabar intensyviai dirba dėl to. Saugumas ir gynyba, kaip suprantat, kaip nekartą jau kalbėjom, tampa didžiulė naujiena, Europos saugumas ir gynyba. Tai Andrius čia buvo pasaulio žiniasklaidos dėmesį. Vienintelis turbūt iš visų komisarų, kur tiek daug dėmesio sulaukiai, tai irgi buvo sunkus, nelengvas darbas, atsakomybė didžiulė, aišku. Mes čia galvojam Europos parlamente ir saugumo komitetą įkurti, turbūt jau taip ir bus, lyg ir sutarta yra. Tai vėlgi teks dirbti toj pačioj srity, toj pačioj erdvėj. Na, apie save ką aš galiu pasakyti. Man dabar teks perimti kai kurios Andriaus darbus Europos parlamente, kur jisai buvo pasišovęs, pavyzdžiui, Euronesto, taip vadinama, man nepavyko tapti prezidentė, kaip tu buvai anoj kadencijai, bet būsiu viceprezidentė, vicepirmininkė šitoj struktūroj, kuri yra kas? Tai yra Europos parlamento ir visų rytų partnerystės šalių parlamentų bendra asamblėja. Taip pat Pietų Kaukazo delegacijoje, kaip tik šią savaitę teko irgi, turbūt tavo darbas būtų buvęs, jeigu būtų anksčiau situacija, vadovauti Europos liaudės partijos nuomoniai, ginčijantis ir derantis su kitom grupėm dėl Sakartvelo rezoliucijos. Taip pat Moldova čia buvo dėmesio centre. Apie Orbaną nekalbėsim, čia buvo toks veikėjas atvykęs, sukėlė daug šurmulio, bet manau, kad visi tą labai puikiai supranta ir be mūsų. Taigi Gruzijoje, Sakartvele ir Moldovoje egzistenciniai rinkimai laukia. Šį mėnesį iš tikrųjų toks lūžio etapas, Rusija siaubingai nervinasi, daro didžiulę įtaką, perka tiesiog atvirai, pinigus skiria visokiais įmanomais būdais, papirkinėja ir žmonės, ir politikus, turiu galvoj Sakartvelą ir Moldovą. Mes tą stebim, sekam, žiūrim ir padedam, kiek galim. Na, bet mums labiausiai rūpi Lietuvos rinkimai, aišku. Irgi tam tikras egzistencinis dalykas, irgi panašus beje epizodai stebimi, ne tokiu mastu kaip Moldovoje, aišku, Kremliaus įtaka. Bet aš labai susidomėjau, ir prieš tau suteikdama žodį pasakysiu čia per Lietuvos radiją, kaip tik šiandien, kai kalbam, išgirdau, pasakojant, kaip buvo Moldovoje paskelbta, kad Maja Sandu pabėgs iš Moldovos. Ir neva tai jau perkėlų savo motiną į New Yorką, o motina gyvena Kišiniove. Tai man labai priminė Gabrieliaus istoriją, kai čia paleido tie patys prorusiški veikėjai, kad maždaug jisai pabėgs iš Lietuvos. Tai Andriau, tavo draugė Vilija, kas jai nutiko? Kaip čia dabar iš mūsų čia orbitos išėjo, nebebūna Europos parlamente ir dabar kalba kažkokius keistus dalykus. Kaip tau atrodo? Kas čia nutiko? Na, tai visai nesenai per suvažiavimą juokavau, kad žinau vieną dalyką, kad tikrai nesu Vilija. Tai tu nesinervini, žiūriu. Jo, tai aš kažkaip labai ramiai žiūriu į tą, taip sakant, kas vyksta dabar rinkimų kampanijoje, į tą nervinimąsi, koks iš tikrųjų gana stebėtinas yra, kurį tenka matyti socialdemokratų pusėje. Na, bet matyti tam yra įvairių priežasčių, čia galima plačiau aptarti. Aš tikrai gal pradėsiu nuo to, kad mes turim turbūt matyti, tu jau pradėjai tą kalbėti, kokiam fone vyksta šitie rinkimai pas mus. Na, tai aš tik tai galiu čia jau dabar, kadangi gyvenu jau tam komisaro, taip sakant, pasiruošimuose ir įvairiuose
įvairiuose pokalbiuose ir dokumentuose skirtuose gynybai. Na, aš pirmą kartą matau tokį žodyną, kurį vartoja Europos komisijos vadovai, konkrečiai Ursula von der Leyen, kuri man yra, kaip ir visiems kitiems komisaram, yra teikusi tokį programinį misijos laišką. Tai jame pirmas punktas, kuris konkrečiai man yra adresuotas, yra labai aiškiai suformuluotas, kad ES turi artimiausių metų turėti aiškų planą, tai tą vadinamą white paperį turim parengti, kuriame būtų numatyta, kaip ES bus pasiruošusi ekstremaliausiam kariniam iššūkiam, išmėginimam. Iš esmės karui. Taip, tai angliškai tas skamba most extreme military contingencies, bet iš esmės tai yra karo agresija. Tai pirmą kartą aš matau, kad ES vadovų tarpe yra kalbama būtent tokia kalba. Ir tai raginimas kalbėti labai atvirai apie tai, iš tikrųjų, ir diskutuoti, ir kokios yra grėsmės, ir kaip mes jas turime pasitikti. ES, aišku, daug daro, ir ES ekonomiškai yra žymiai stipresnė negu Rusija, bet žiūrint į tą pačią karinę pramonę, į ginklų gamybą, mums yra dėl ko susirūpinti. Na ir pats faktas, kad apie tai kalbam, kaip apie realią grėsmę, na tai jisai uždeda tam tikrą labai aišku antspaudą ant visų politinių įvykių, kuriuos mes arba stebim, arba dalyvaujam. Tai, na, ir akivaizdu, jog susiduriam ne tik tai su karinė grėsme, susiduriam ir su hibridinėm grėsmėm, ir vėlgi mano taip sakant, ta misijos laiške ir apie tai yra aiškiai įvardinta. Tai šitoj vietoj, na, mes neturim būti naivus ir galvot, kad jeigu, pavyzdžiui, Vokietijoje vyksta kažkokie tai procesai, staiga stiprėja ta pati AfD, Alternatyva für Deutschland. Prorusiška su labai aiškiais veikėjais, kurie jau buvo čia įrodyta, kad jie dirba tiesiai už Maskvos pinigus. Jie beje čia labai parlamente reiškiasi. Jo, tai labai reiškiasi, mes tą irgi matom. Tai nereikia galvoti, kad mes Lietuva esam kažkokia izoliuota čia, reiškia, šalis, visiškai čia mūsų tai neveikia ir visiškai į mus, taip sakant, Kremlius nekreipia dėmesio ir nebando įtakoti. Tai turėkim labai aišku supratimą, kad ir Kremlius bando įtakoti, ir manau, kad ir Pekinas bando įtakoti. Dėl žinomų priežasčių. Tai štai šitame fone, na, mes turim matyti tuos faktus, kurie kelia susirūpinimą, natūralu, Nemuno aušros ir tas, taip sakant, toks aršus antieuropietiškas populizmas, antivakarietiškas populizmas, antisemitinis populizmas. Na, jis yra, taip sakant, tas instrumentas, kurį labai dažnai Maskva stengiasi panaudoti kur nors įvairiose pasaulio vietose. Ir dėl to tas susirūpinimas, kurį mes reiškia, mūsų partija reiškia, mūsų vyriausybės ir nariai, ir vadovai, na, yra visiškai suprantamas. Mane stebina labiau, kad pasirodo, jog ten ar socialdemokratam, ar net ir prezidentui reikia, kad tą susirūpinimą pareikštų vokiečių socialdemokratai arba Jungtinių Amerikos valstijų žydų komitetas, kad tada jau staiga visi sakytų, ne, mes nenorim, taip sakant, neplanuojam bendrauti. Žiūrėk, čia trupučiuką staptelkim, tu labai svarbų dalyką pasakėjai apie tai, kaip visi tie naratyvai, kurie yra atvirai, dabar reikia labai kalbėti. Aš suprantu, kad daugelis žmonių turi savo įsitikinimus, ar tai būtų ten tradicinės šeimos vertybės, aš aišku ne apie Gražulio lygio reikalus kalbu, bet apskritai apie mūsų tradicijas, apie tą krikščionišką liniją, katalikišką liniją. Bet taip pat turim labai atvirai kalbėti, kad Kremlius naudoja šitas visas fobijas, tą neapykantos kalbą, būtent todėl, kad nori Lietuvą pasukti, Lietuvos visuomenę pasukti tokią antivakarietišką kryptimi. Ir tu viską išvardėjai, visus tuos, įskaitant ir antisemitinius dalykus. Aš čia pridėčiau, kad visa šita dantų griežimas, visa šita siaubingas puolimas prieš konservatorius, prieš mūsų politinę jėgą, ypatingai išryškinant Landsbergių pavardę, juk tai yra nuo pat kovo 11, tai irgi įeina į tą patį sąrašą antivakarietiškų naratyvų, antivakarietiškų žinučių, kurios įdedamos į lūpas šitiem prorusiškiem veikėjam, kai kurie bando ir užtušuoti savo tą prorusiškumą, užtušuodami prorusiškumą, jie vat būtent sprogdina tas neapykantas. Ir koks tikslas yra? Vienas iš tikslų, man dabar jau akivaizdu,
Lietuva yra su tavo paskirimu, su tuo, ką darė Gabrielius Landsbergis užsienio politikoje, su tuo įvaizdžiu mūsų, moraliniu, tokiu stipriu, moraliniu autoritetu. Mes neturim ten tankų padalinti daug, mes neturim finansinių daug resursų, bet mūsų didžiulis moralinis autoritetas šito karo akivaizdoj buvo vienas svarbiausių ginklų, bandant vakarų sutelkti sąjungininkus pagalbai Ukrainai. Ir dabar įsivaizduokit, ateina žinutė iš Lietuvos, kur parašyta bus, kad antisemitinė politinė jėga gauna didžiulę daugumą, ne tai, kad daugumą, aš netikiu, kad jie gaus, bet ta prasme gauna nemažai balsų ir jie eina į netgi vyriausybę su prezidento palaiminimu. Ir nebūtinai vyriausybė, eina ir į valdančią koaliciją. Tai būtų didžiausia dovana Kremliui, nes Lietuva netektų šito moralinio autoriteto, kuriuo naudojosi galėdama padėti Ukrainai ir galėdama tęsti šitą kovą už demokratiją. Tai tu viską čia jau ir pasakėjai, aš tik tai galiu dar priminti iš tiesų ir tą Putino, Kremliaus įvairūs veikėjai yra kalbėję jau ir prieš gerą dešimtmetį. Nieko naujo, taip sakant, Kremlius irgi neatranda, tai jau tada formulavo kai kurie iš šių veikėjai labai aiškią doktriną, kad Rusijai yra labai svarbu, kaip jie patys vadino, užimti žmonių sąmonės ir protus, ne tiek teritorijas. Teritorija Ukrainoje, kitur jie, taip sakant, jie gali užimti, jeigu pasitaiko, jeigu yra proga, jie užiminės, bet esminis tikslas yra užimti protus ir širdis. Ir kaip jie patys sakė, aneksija be okupacijos, taip sakant, aneksija, taip sakant, perimti tą valstybę, tą šalį, tą politinę elitą. Per žmonių protų aneksija. Per žmonių protus yra ir per protų aneksiją, ne per teritorijos okupaciją. Tai mes tą turim matyti labai aiškiai. Ir čia tos priemonės, kurias naudoja tie patys, taip sakant, Kremliaus tenai hibridinių karų specialistai, jos yra labai gerai žinomas. Čia nieko, taip sakant, nieko naujo jie per daug neatranda. Visada populistai būdavo labai panašiai veikiantis, parodyti žmonėm jų priešus išoriai. Kas yra priešai? Žydų, pasaulinis žydų sąmokslas. Konservatoriai, Landsbergiai. Landsbergiai čia jau vietiniai, bet dar, reiškia, gėjai pasaulyje čia yra, reiškia, viskas, sugriaus viską. Visos tos priemonės yra labai, labai, taip sakant, tradicinės. Kur dabar yra problema, aš matau, tokia sisteminė, ir grįžtant atgal jau čia prie Lietuvos reikalų, ir gal net ir prie europinių reikalų. Tai ką mes Lietuvoje matom, kad iš tikrųjų ta europietiška kairė, liaudiškai tariant, socialdemokratai, yra labai susilpnėję, žiūrint taip idėjiškai, struktūriškai, lyderystės net klausimais. Ir tą erdvę užpildo visas spektras visokiausių, taip sakant, jau grinai tokių nesislepiančių. Dumblo tokio. Dumblo, bet jie taiko į panašius rinkėjus. Reiškia, kažkada tuos rinkėjus, aš visą tai pozityviai vertindavau, kad amžinatelis Brazauskas tuos rinkėjus buvo sugebėjęs, taip sakant, sukonsoliduoti ir jeigu nelabai jau ten juos varė į vakarus, bet bent jau, taip sakant, nesipriešino vakaram ir tam tikrą prasme apsaugojo nuo Maskvos bandymų visą laiką grįžti per tos nostalginius kažkokius sovietmečių jausmus. Jis tą rinkėjų, taip sakant, visą didelę masę, didelį skaičių, jis sugebėdavo jį konsoliduoti ir laikyti, tokioj normalesniai būsenoj. Po Brazausko socialdemokratai iš tikrųjų, nebeturi tokių ryškių lyderių ir ta erdvė pradeda skaldytis, pradeda joje rastis visokių, taip sakant, veikėjų, kas šį kartą yra galbūt nauja ir kas mane, neramina, tai kad pirmą kartą mes matom aiškiai kalbančius Maskvos naratyvus politikus, nesislepiančius, pasisakančius grinai, reiškia, ir prieš paramą Ukrainai ir taip sakant, už draugystę su Putinu ir su Lukašenka. Ir čia problema jau ne tai, kad atsirado politikai, kurie, ar tariami politikai, kurie taip kalba, bet problema, jog jie jaučia, kad jie gali sulaukti tam tikros visuomenės dalies pritarimo. Reiškia, jau problemos atsiskleidžia ir mūsų visuomenė. Ir čia vėlgi aš grįžtu prie to, aš nenoriu čia kaltinti visuomenės ar kažko, visko ten yra, bet
didžioji problema yra tai, kad štai visa ta dalis visuomenės yra likusi be aiškios proeuropietiškos politinės lyderystės. Taip yra Lietuvoje. Deja, man atrodo, kad panašiai yra su socialdemokratija ir kitose Europos valstybėse. Vokietijoje. Matosi ir iš Europos parlamento rinkimų, jie taip sakant, ir iš nacionalinių rinkimų yra stipriai praradę savo, taip sakant, populiarumą. Vokietijoje, rytų Vokietijoje, kuri, savo, taip sakant, žmonių mentalitetų galėtų būti panašiai dalį Lietuvos, ten laimi labai panašus Kremliaus, taip sakant, rūporai. Truputį fašistuojantis, antieuropietiškas. Jo, bet visiškai. Tai va čia yra, tai čia yra, taip sakant, bendra situacija. Dabar aš nežinau, kaip čia baigsis rinkimai, čia sunku kažką prognozuoti, bet tu pradėjai ir aš tik tai galiu pabaigti, kad mane stebina tas socialdemokratų lyderių ir konkrečiai Vilijos toks nervingumas. Jeigu tu realiai galvoji, kad tu turi kažkokiu tai, taip sakant, pagrindo galvoti, kad tu laimėsi rinkimus, tai taip nesielgiama. Normaliai psichologiškai. Ir žodynas koks? Taip elgiamasi tada, kai tu turi pilną vidinės baimės, kad tu tikrai nebus taip, kaip tu čia galvoji ir kaip čia kai kas prognozuoja, kad jau socialdemokratai viską laimės. Taip, tai čia pamatysim greitai, sekmadienį kontūrai pradės ryškėti jau to būsimo Seimo. Aš tik tai baigiant noriu labai nuoširdžiai padėkoti mūsų visiems ir Tėvynės sąjungos žmonėms, ir ne tik, ir tai visuomenės daliai, kuri mobilizuojasi, kuri aiškiai matosi, kad yra sunerimusi, ir pasakyti, kad iš tiesų padaryta buvo be galo daug. Ir padėkoti ypač Ingridai Šimonytei, padėkoti Gabrieliui Landsbergiui, padėkoti jų šeimoms, artimiesiems, kuriem teko iškentėti šitokius neapykantos pliūpsnius. Tai reikia suprasti, kad tai yra žmonės vis dėlto ir žmogiškai. Tai buvo siaubingai sunku, bet jie tikrai atlaikė. Aš tai didžiuojuosi tuo, kad mes jau, ne visai dar veteranai, bet jau truputį vis tiek veteranai, galėjom perduoti vairą Tėvynės sąjungos tikrai labai padorės visų pirma, labai išmintingas rankas ir tik tai esu vis tiek pilna vilčių, kad Lietuvai reikia tokio tęstinumo, tos europietiškos krypties, nepasiduoti visom šitom manipulacijom, kurios yra labai panašios visur einančios iš Kremliaus. O mes bet kokiu atveju laikysimės, tai laikom frontą. Laikom frontą.